Vilniuje nuvirtęs sunkvežimis su atliekomis užtvėrė eismą vienoje judriausių sostinės gatvių. Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių sankryža visai netoli vadinamo pedagoginio transporto žiedo. Sunkvežimis virto ant šono, štai taip užtverdamas praktiškai įvažiavimą Narbuto gatvės link. Tiesiog vairuotojas buvo apklaustas ir pasakė, kad pradėjo važiuoti, buvo greitis apie 30 km/h ir kaip matome visa ta fūro priekaba buvo pilnai užkrauta ir tiesiog ant posūkio užmetė. Ir sakė, jau nieko nebegalėjo padaryti ir tiesiog apvirto. Jisai važiavo turbūt iš Geležinio Vilko gatvės ir suko į... Taip, važiavo iš Geležinio Vilko gatvės ir suko į kairę ir tiesiog nesuvaldė ir greičio nebuvo didelio, nes pradėjo važiuoti būtent nuo šviesoforo. O koks čia krovinys išvirto gal gali? Čia kitkos vadinasi, čia yra suspaustos įvairios polipropileninės juostos, maišai ir buvo tiesiog vežamos jau utilizavimui, perdirbimui. Ar vairuotojas nenukentėjo? Ne, apklausus vairuotoją, tai viskas buvo gerai, vairuotojas sveikas, gyvas, tik žinoma stresas, išgąstis ir visi kiti ten elementai. O kas dabar užsiims įvykio vietos sutvarkymu? Tai mūsų, kas nukentėjo, kaip sakant, tai dabar organizuojama transportą, kuri pirmiausia išvežtų visas tas vadinamas kitkas, tas antrinės žaliavas ir tada jau žiūrėsime, kaip čia galima sutvarkyti tą vietą kuo greičiau. Šitas kelias yra visiškai šalia, yra viešojo transporto stotelė, bet laimė sunkvežimis virto kiek toliau jos, toliau nuo stotelės ir žmonės nenukentėjo. Aišku, sunku net įsivaizduoti, kas būtų nutikę, jeigu jisai per porą metrų arčiau būtų virtęs, tai jeigu nesunkiasvorė mašina, tai šiukšlės tikrai būtų atsidūrusios stotelėje. Na, o visa tai prasidėjo, pirmas pranešimas buvo gautas apie 12:36 minutės, pirmas paskambinęs žmogus pranešė apie apvirtusį sunkvežimį. Jis teigia, matė, kad vairuotojas išlipo, bet įvykio vietą buvo išsiųsti ir ugniagesiai, nes pranešta, jog išsiliejo skysčiai, tepalai, techniniai kiti skysčiai. Automobilis štai taip per dvi eismo juostas praktiškai guli skersai Geležinio Vilko gatvę ir čia yra matyti išbyrėjusios atliekos ir matosi, kad tepalų juostos taip pat teka žemyn gatve. Ne pirmas toksai įvykis, čia yra tekę filmuoti ir nuvirtusi sunkvežimį su alaus kroviniu ir vištos vežantis sunkvežimis buvo nuvirtęs ir pametęs gyvą į krovinį. Sudėtinga, čia sankryžoje susikirta dvi labai apkrautos gatvės transporto priemonėmis ir iš karto dėl to formuojasi spūstis, nes policijos ekipažas dabar yra uždaręs čia eismą ir automobiliai turi iš kelių eismo juostų važiuoti vieną, sankryžoje susilieti su atvažiuojančiais nuo Santariškių pusės Geležinio Vilko gatve. Sunkvežimių pagalba kelyje, net du vilkikai atvažiuoja, bandys atversti sunkvežimį ant ratų. Vyksta evakuacijos darbai. Vienas vilkikas prikabino trosą prie konteinerio su šiukšlėmis, jie atitraukė, tuo metu kitas evakuatorius prikabinės lyną atitraukė nuo priekabos, nuo krovinio vilkiko priekabą ir kai jie bus atskirti vienas nuo kito, bus mėginama pastatyti sunkvežimį ir jo priekabą ant ratų.